tai vadinasi retrytai. Bet retrytai tai yra tokios kaip jogos, tokie kaip atsiskyrimai, kai tu išvyksti kai tu atsiskiri praktikai, užsidarai kažkokioje vietoje, kur tau niekas netrukdo, gali būti gamtoje, gali būti ten, kur nėra žmonių, gali būti kažkokioje, kažkokioje vietoje, kur nėra aplinkui jokių žmonių ten artimiausių, arti. Ir tu visą laiką darai praktikas. Darai praktikas. Praktikuoji, per tai keiti savo sąmonės būseną ir prieini prie gilesnių patyrimų. Tai va, ir tie retrytai čia yra žinomas dalykas. Tai tie retrytai, jie gali būti trumpesni, gali būti ilgesni, gali būti labai ilgi. Yra, pavyzdžiui, praktikuoja, tarkim, Tibete. Ten tuose kraštuose, tai ten būna iki... pavyzdžiui, išeina į retrytą 3 metams, 3 mėnesiams, 3 savaitėm ir 3 dienom. Užsidaro jolą. Medituoja, praktikuoja, meditacijas daro. Tada kiti būna trumpesni, ten, pavyzdžiui, gali būti 2 savaičių retrytas, 10 dienų retrytas gali būti savaitės. Iš tikrųjų, gali būti ir 2-3 dienų tas retrytas. 1 dienos gali būti toks, kaip atsiskyrimas. Tai va, tai iš tikrųjų, va tie retrytai, jie padeda jums pagilinti jūsų praktikos lygį. Tai va, todėl juos rekomenduojama atlikti juos pagal galimybės ir tai tikrai labai pozityviai veikia. Tai va, tai jeigu turėsite gyvenime galimybę padaryti savo retrytus, tai būtų labai pozityvu. Beje, retrytuose yra dar vienas toksai svarbus momentas, kad jeigu, pavyzdžiui, patys darote savarankiškai retrytą, tai tada tam tikrų atvejų galima patiems gamintis maistą, o galima daryti tokį retrytą, kai, pavyzdžiui, daleiskim, susituri su kažkokiu žmogumi arba su kažkokiais žmonėmis, kad, tarkim, tau 1 kartą per dieną atneš maistą ir tau nereikėtų gaminti maisto ir tavim, taip sakant, kaip ir pilnai pasirūpintų maistu. Ir tada tu visą laiką skiri praktikai ir tu tiesiog, gauni ten 1 kartą per dieną, daleiskim, maisto. Tai va, ir čia irgi labai geras dalykas, todėl kad kai, pavyzdžiui, darai praktiką retrytę, tai gaunasi, kad labai daug laiko išeina tai buičiai. Tai yra, jeigu ten reikia kažką gaminti, ten ruošti ir panašiai, ta prasme, daug energijos nueina. O jeigu daug energijos, reiškia, tu negali praktikuoti per tą laiką. Tai va, bet iš tikrųjų vis tiek, jeigu, pavyzdžiui, ten pirmi kartai arba pirmi tokie pabandymai, tai vėlgi galima paeksperimentuoti, galima padaryti vienokį, kitokį variantą. Idėja gaunasi tokia, va, pavyzdžiui, pasiemi savaitgalį ten 2 dienos, 3 dienos, arba ten savaitę, arba iš karto į 2 savaitės eini. Ir susidarai planą tam tikrą, planelį. Galima pasitarti, tarkim, su mokytojais arba su praktikais, kurie supranta šitus dalykus ir atsiskiria savaitėj, 2 savaitėm, tai yra jokių telefonų, jokių pokalbių, jokių kažkokių, jokio kontakto. O čia irgi svarbus labai dalykas. Nes tam, kad valytųsi sąmonė, reikia atsijungti nuo tų visų dalykų, kurie... Nes kiekvieną dieną viskas, ką jūs kraunate save, tai įsivaizduokit, kaupėt, kaupėsi tik tais. Niekas nesivalo, tik tais kaupėsi. Tai va, tam, kad valytųsi, reikia arba sustoti, arba reikia valyti. Tai nėra taip paprasta. Bet va, tam reikalingi tokie retrytai, tu atsigauni nuo visų tų, viso to tokio šurmulio vidinio, kurį čia visur tie žmonės turi. Jeigu jūs suprastumėte, ką reiškia būti vidinėje ramybėje, jūs suvoktumėte, ant kiek žmonės gyvena chaose, ant kiek jie gyvena strese, įtampoje, baimėse, nerime ir panašiai. Tai va. Ir kai pas jūs atsiranda ta vidinė ramybė, jūs tada visai kitaip matote aplinką, reaguojate į situacijas ir panašiai.